Donbase ir Kryme turėtų nuspręsti, ar jie bus Rusijos ar Ukrainos dalimi. Taigi iš 2,5 milijonų balsų 59 procentai pritarė, kad turėtų žmonės spręsti, reiškia, kieno dalimi būti toms teritorijoms Ukrainos, kurios buvo išvaduotos, ne per seniausiai. Na, taip vadinama išvaduotos, ar ne? O štai čia atsiminkime iš 2010 metų rinkimų, žydrai balsavo tada už Rusijos kandidatus ir raudonai buvo už NATO remiančius kandidatus. Taip balsavo Ukraina 2010 metais. Ukraina išsirinko prorusišką kandidatą ir tada nusprendė neimti Tarptautinio valiutų fondo paskolos. Tada jis buvo nuverstas žiauraus perversmo Jungtinių valstijų paremto 2014 metais, kai jis nepaėmė šitos paskolos Tarptautinio valiutos fondo. Ir Janukovičius atmetė tą valiutos fondo paskolą, dėl to, kad jis pasakė, kad paskola būtų perdavusi kontrolę virš Ukrainos natūralių resursų ir padidinusi pragyvenimo kaštus ukrainiečių žmonėms. Ir po 1 mėnesio, kai jis buvo nugriautas, naujo instaliuoti lyderiai pasirašė ir paėmė Tarptautinio valiutų fondo paskolą ir tada naminė kaina dujoms akimirksniu padidėjo 50%. Na, mes žinom, kad su paskolom, ar ne, čia mano pastaba, kad su paskolom ateina tam tikrai įsipareigojimai, įvesti suvaržymo politikas, už ką mūsų Grybauskaitė net medaliuką gavo, reiškia, už 2009 metų savo veiksmus. Aš dabar nesigilinsiu, kas ten atsitiko, bet kas gilinasi, tas žino puikiai, apie ką eina kalba. Ir dėl feikinių naujienų propagandos ne per seniausiai istoriniai precedentai susilygiuoja su rytų Ukraina esančia prorusiška. Ir iš tiesų, 2010 metų mes matome rezultatus, ar ne, kas buvo prieš 12 metų, kai balsavo ukrainiečiai už prorusišką kandidatą, už pro-NATO kandidatą. Akivaizdžiai. Na ir dabar įvyko referendumas Rusijos iniciatyva Donecko, Lugansko, Zaporožės ir Chersono regionuose, kur žmonės prabalsavo, reiškia, dėl šitų teritorijų prisijungimo prie Rusijos. Taigi Doneckas prabalsavo 99,23%, įsivaizduok skaičiai. Luganskas 98,42%, Zaporožė 93,11% ir Chersonas 87,05%. Tie skaičiai jais į istorijos knygas. Ir žmonės apsisprendė. Na, klausimas yra sekantis. Ar tai yra tikri skaičiai? Čia viskas aišku, kiekvienam iškiltų šitas klausimas, ypatingai kai mes matom tokius skaičius. Na, negalim atmesti, kad tai yra tikri skaičiai, prielaidos taipogi, žinant kokioje situacijoje yra šitie žmonės dabar ir kas stovi ant kortos, reiškia, jų gerovė, jų gyvybės. Tai gali būti, kad aktyvumas yra toks. Ir klausimas yra toksai, kaip jums patinka strategija Rusijos. Paskelbti nepriklausomą teritoriją kažkokią respubliką, atplėšus iš valstybės svetimos ir duoti galimybę žmonėms pasireikšti, tokiu būdu prijungiant prie savęs ir paskelbiant šitą teritoriją po savo apsaugą, reiškia. Tai jūs matėte su Krymu, tai jūs matėte su Donbasu, su Lugansku, lygiai ta pati taktika. Dabar lygiai tas pats vyksta Zaporožėje ir Chersone. Ar galima palaikyti, ar galima smerkti tokią taktiką, kai yra iš kitos valstybės paimama teritorija? Na, čia jeigu žiūrėti iš tos pusės ir nežiūrėti iš tos pusės, kas aplamai yra, apskritai yra Ukrainos teritorija, Rusijos sudėtyje, ar ne, buvusios TSRS sudėtyje, ten sienų pripažinimas ir visa kita šitie klausimai. Tai jeigu čia žiūrėti, tai viskas kaip ir aišku, kas buvo padaryta. O jeigu iš kitos pusės žiūrėti, tai, na, akibrokštas visam pasauliu yra geras, nes Rusija paima ir aneksuoja, reiškia, eilinės teritorijas iš svetimos valstybės. Na, tiesiog šovinių masiniai medijai, feikinių naujienų daugiau negu reikia. Klyksmų daugiau negu reikia. Ir panašu, kad yra daroma visą tai absoliučiai užtikrintai, be jokių abejonių, suplanuotai ir kryptingai. Labai panašu. Ir labai panašu, kad, na, Gonzalo Lira gaila Twitteris užbanino, tai žurnalistas, kuris labai įdomių naujienų iš Ukrainos pateikė. Tiesiogiai būdamas ten, buvo areštuotas ir paleistas Ukrainos pajėgų
pavyko, reiškia, bet Twitteris netoks gailestingas kaip Ukrainos pajėgos, na, čia aišku sarkazmas, reiškia, ir užbanino jį. Bet užbanino jį po to, kai jisai paskelbė štai šitą paveikslėlį. Tai šitaip atrodys Ukraina, reiškia, visai netrukus. Ir čia yra tik pradžia ateities žemėlapį Ukrainos. Tai yra vos ne pusė teritorijos, na, minimum trečdalis yra nuplėšiamas ir atiduodamas Rusijai, kas ir buvo manoma iš pat pradžių, kai visą tai prasidėjo, kad baigsis visą Ukrainos suskaldymu. Na ir labai panašu, kad šitoje pusėje mes vėlgi pamatysime kažkokius tis veiksmus iš Lenkijos, iš kitų valstybių. Čia dar ne pabaiga. Ukraina bus padalinta ir niekas negali to sustabdyti. Ir gali kas nori, gali klikti, gali daryti, ką nori. Vyksta ten vėlgi manevrai, vėlgi ukrainiečiai perėjo į puolimą, vėlgi Zelenskis padarė spaudimą, Rusija atsitraukė iš 400 kvadratinių mylių berods atlaisvino teritoriją ir vėl ištraukė ukrainiečius į plyną mūšio lauką. Na, visa tai turi savo pabaigą ir aš manau, kad visa tai prives prie režimo kracho Ukraino. Ir nepanašu iš tikrųjų, kad išsipildytų visas tos prognozės iš masinės feikinių naujienų medijos, iš pseudo analitikų, iš įvairiausių, reiškia, pseudo ekspertų, kurie kalba, kad ukrainiečiai turi šansą laimėti, kad Rusija pralaimės karą, kad čia Putino režimui šakės ir panašiai ir panašiai.